Labadiena, mano vardas Sonata. Mano Gabija. O mano vardas Rokas. Sūduvos gimnazijos 50 metų jubiliejaus proga mūsų komanda kalbinsime buvusius ir esamus Sūduvos gimnazijos mokytojus. Todėl subūrėme visus kartu prisiminti pirmasis patirtis, džiaugsmus ir sunkumus. Tad kviečiame jūs pasiklausyti šių istorijų. Sveiki! Mūsų laidoje dalyvauja mokytojai, kurie mokėsi Sūduvos gimnazijoje ir ją baigę pasirinko mokytojo kelią. Šie mokytojai tuo išskirtiniai, kad mokėsi mūsų mokykloje, o šiandien dirba gimnazijoje mokytojas ir moko mus. Tai anglų kalbos mokytojos Inga Jurčikonytė Kaminskienė, Karjeros specialistė Karolina Dzingaitė, matematikos mokytoja Lina Strumskienė, istorijos mokytoja Greta Spūdienė ir geografijos mokytoja Danguolė Balkauskienė. Mes esame smalsūs ir mums įdomu sužinoti, kuriais metais ir kurioje klasėje prasidėjo mokslo metai mūsų mokykloje, su kuria laida baigėte, prisiminkite, kas buvo jūsų auklėtojas, pradedame nuo mokytojos iš kairės ir sukame pirmąjį prisiminimų ratą. Tai sveiki, aš mokyklą baigiau 2016 metais su 39 laida. Pradėjau mokytis šioje gimnazijoje nuo 9 klasės. Tai mano auklėtojos buvo dvi, tai 9-10 aš buvau auklėtinė Jūratės Vosilienės, o 11-12 klasėje mano auklėtoja buvo Loreta Žaliauskinė. Taip, tai sveiki visi, turbūt man šie metai labai simboliški yra tuo, kad viskas susieta su 5. Atėjau į šią mokyklą mokytis dar kvepiančią dažais, į 5 klasę. Baigiau su 5 laida ir šiemet 50-metis ir aš čia. Auklėtojus taip pat 2 turėjau. Iki 8 klasės mokytojas Dereška, anglų kalbos mokytojas mūsų ugdė. Na, o po to Danutė Klevienė atėjus dirbti į mūsų mokyklą, ji tapo mūsų auklėtoja ir mes buvom pirmieji jos auklėtiniai. Tai tikrai laiką leidom, suprantat, kad neliūdnai. Sveiki. Na, mokyklą pradėjau lankyti tikrai labai seniai ir čia mokiausi nuo pat 1 klasės iki paskutiniosios. Jeigu mūsų gimnazija šiandien švenčia brandų jubiliejų, tai galima sakyti, kad aš baigiau gimnaziją, kai gimnazija buvo truputėlį daugiau nei pilnametė. Taigi 1995 metais. Auklėtojas turėjau puikias 2 humanitarės, tai buvo lietuvių kalbos mokytoja Anelė Vosilienė ir anglų kalbos mokytoja Lina Juknelienė. Sveiki. Na, mano laida tai ypatinga tuo, kad mes baigėme 90 metais, tai buvo pati pirmoji atkūrus nepriklausomybę nepriklausomos Lietuvos laida, tai buvo 13 laida. Aš mokiausi tik tai keletą metų, aš pabaigiau šitą gimnaziją, tada 6 vidurinę mokyklą, jau nebuvo Žiugždos, jau buvo 6 vidurinė mokykla. Mes buvom pirmieji, kurie pabaigėm nepriklausomoje Lietuvoje, mes buvom tie, kurie, būdami 17-mečiai, kėlėm trispalvę ant pašto pastato. Na, iš tiesų tikrai ypatinga laida, o mūsų ugdė tai auklėtoja Liudvika Labanauskienė, biologijos mokytoja. Pradėjau mokintis 2004 metais, rugsėjo 1 dieną. Baigiau 2012, mes esam 35 laida. Na ir aš turbūt būsiu ta karta, arba tos kartos atstovai, kuri matė kelis kartus, kaip keitėsi mokyklos pavadinimas. Iš pradžių pradėjau mokintis 6 viduriniai, tada Sūduvos viduriniai, na ir galiausiai Sūduvos gimnazijoje, kurioje dabar ir dirbu. Taigi suksime antrą prisiminimų ratą
Ir antrasis klausimas bus apie jūs ir jūs mokysius mokytojus. Tai kurie dalykai buvo mėgstami, laukiamos pamokos, kurie mokytojai buvo jums svarbus? Aš galėčiau išskirti 2 mokomuosius dalykus, tai istorija ir jos mokytoja Labanauskienė. Ir be abejo, Danutė Klevienė su muzika. Tai šitos 2 pamokos buvo mano laukiamiausios ir mėgstamiausios. Taip, iš tikrųjų, daug tų prisiminimų, bet taip buvo mokytojai, kurie formavo, kurie buvo svarbus, per kurių pamokas buvo įdomu ir jauku. Mėgau matematiką ir patiko tuo metu labai tokia išlaikyta, santūri ir kartu labai taigi dėstė mokytoja Kaškauskienė. Toks asmeninis ryšys labai buvo gilus užsimezgęs su lietuvių kalbos mokytoja Vida. Ir iš tikrųjų, kadangi tikrai mokykloje vyko labai daug renginių, tai geografijos mokytoja tuometinė Grimailienė juos daugumą organizavo ir tikrai tekdavo šitoj salėje labai daug laiko praleisti. Tai irgi buvo tokie malonios akimirkos ir kartu sudėtingos mokiniui, nes skaityti tas eiles, esant tikrai daug žiūrovų, tai buvo ir iššūkis. Be abejo, taip pat norėčiau prisiminti mokytoją rusų kalbos Mariją Krasauskienę, kurios pamokos buvo tiesiog teatrališkos, įspūdingos. Tai buvo nepaprastai charizmatiška mokytoja ir, kiek žinau, šiandien dienai jos nors nėra, bet jos poezijos knygas tikrai ne vienas turime. Ir turbūt didžiausia man įtaka padarė tai biologijos mokytoja Olga Vasilčikienė. Jos pamokas eidavau ir su dideliu noru, nes nuo mažens labai gamta mane traukė, domėjausi ją daug ir pati jau apie ją buvau žinių surinkusi. Tai tas turbūt ir nulėmė šitos mokytojos pamokos, kad iš tikrųjų ir tas kelias buvo susietas su biologija, vėliau su geografija. Be abejo, kadangi pati esu humanitarė, tai labiausiai sekėsi ir mylimiausios pamokos buvo humanitariniai dalykai, tai tikrai lietuvių kalba ir be abejo anglų kalba. Na, daugiau pastangų asmeniškai reikėjo tiksliesiems dalykams, tai konkrečiai matematikai ir fizikai, bet aš turėjau tobulus mokytojus. Matematikos mokytoja Padimanskienė ir fizikos mokytoja mūsų direktorių Alvydas Danį, kurie buvo tikrai labai supratingi, tolerantiški ir to, ko pati neįveikdavo, jų pagalba tikrai pavyko. Dabar galvoju, ačiū Danguolė, kad priminėjai mokytoją Grimailienę, nes tikrai jos pamokos buvo įspūdingos, geografijos pamokos ir jinai buvo iš klasinio, man atrodo, ar ne, pavaduotoja už klasiniai veiklai. Tai tikrai įspūdinga mokytoja, bet šiaip tai galbūt labiausiai įsiminė tai anglų kalbos Neolė Knyzelienė mokytoja ir draugės jos buvo su Danute Klevienė. Tai iš tikrųjų buvo tos mokytojos, moterys, į kurias tikrai norėjosi lygiuotis mums mergaitėms. O jeigu kalbant apie tiksliuosius mokslus, kurių atstovė dabar esu, man visi mokslai vienodai sekėsi, bet pamokos smagesnės buvo netiksliųjų mokslų. Tai ir Auštrienės buvo pamokos įspūdingos, Irenos Auštrienės pamokos lietuvių kalbos. Ir šitą mokytoją sutikau ir grįžusi čia mokytojauti. Tai tiesiog tokie mokytojai įspūdį paliko, didžiausią įspūdį. Pirmiausia, turbūt autoritetai tai būtų patys auklėtojai, jų turėjau 2. Nuo 5 iki, man atrodo, 8 klasės Rasa Stagalevičiūtė, fizinio ugdymo mokytoja. Na, o vėliau turėjau auklėtoją, kurios ir pavardę, galima sakyti, pajuokant, paveldėjau. Tai Jūratė Spaudienė, rusų kalbos mokytoja. Na, o pačios tos pačiausios mokytos, kurios turbūt didžiausi buvo autoritetai, tai istorijos mokytoja Marija Labačiauskienė ir geografijos mokytoja Zofija Tabarinė, iš kurių visada norėjau imti tik geriausius pavyzdžius. Šiandien dažnai girdime, jog jaunimas nenori rinktis pedagogo darbo, trūksta mokytojų, bet jūs pasirinkote šį kelią. Kas jūs paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Sukame 3 prisiminimų ratą. Na, aš manau, kad reikėtų ir tau pasakyti, kas tavo profesija paskatino pasirinkti.
Aš gal ne visai esu ir mokytoja, karjeros specialistė, bet irgi ugdau mokinių įvairius gebėjimus ir kompetencijas. Tai mano karjeros specialistės kryptį paskatino pasirinkti, nežinau, tiesiog taip gavosi, kad visą gyvenimą turėjau ryšį su jaunimu. Tai nemačiau, kodėl negaliu pasirinkti šitos srities. Tai visą laiką turiu tikrai gerą kontaktą su dabartiniais mokiniais ir randam bendrą kalbą, tai tas mane ir džiugina. Tai tikrai, nors nėra visada labai lengva, bet visada verta. Tikrai taip, mes mokom dalykų, tu mokai gyvenimo. Taip, tai kas mane paskatino, iš tikrųjų, pirmiausia, tai turbūt šeimos tradicijos. Mano močiutės sesuo buvo su vyru mokytojai, mano mamos pusėje daug pusbrolių, puseserių, tiesiog šeimomis buvo mokytojai. Pati mama, taip pat Zofija Tabarienė, mokytoja ir šioje mokykloje dirbo. Taip, kad ta profesija buvo tikrai man nesvetima, nuo mažens visus rikiuodavau į eilutes ir visko, ką pati išmokdavau, mokiau ir nesupratau, kur čia visi tokie nelaimingi ir jiems atsibosdavo, man tai neatsibosdavo niekada. Na, pirmiausia, pasirenkant profesiją, tai mokyklą baigiau 1982 metais, kai tikrai mokytojo profesija buvo ir prestižinė, buvo ir gerbiama ir tą profesiją įgyti nebuvo taip paprasta. Stodama į biologiją Vilniaus universitete, turėdama rezultatą 9,4 vidurkis, kai 5 į vieną vietą, tai iš tikrųjų vos patekau. Tai reikia suprasti, kokiais pažymiais, kokio atestato atėjo žmonės įgyti tą profesiją. 2000 metais susiruošiau įgyti geografo specialybę, taip teko stoti į Vilniaus pedagoginį universitetą. Ten taip pat su savo turimais balais iš tikrųjų buvau sąrašo pabaigoje, o už brūkšnio buvo tikrai ne viena 10 likusių nepatekusių. Taip, kad tuo metu ta profesija ne kiekvienam turbūt buvo ir pasiekiama. Tai manau, kad tas iš tikrųjų nulėmė, kad pasirinkau ir daug aplinkybių be abejo ir mane mokė mokytojai, tikrai turėjo įtakos, kad šiandien aš esu čia. Na, tikriausiai, kad kaip ir dauguma mažų mergaičių vaikystėje svajojo tapti mokytojomis, tai ir mano ta pirma tokia galbūt su profesija ateityje susijusi svajonė buvo būti mokytoja. Bet iš tikrųjų realiai, faktiškai, kas mane tam pastumėjo, tai tikrai buvo mano anglų kalbos mokytoja ir auklėtoja Lina Juknelienė, kuri mane ir mokė visus metus šioje gimnazijoje nuo pat pradžios iki pabaigos. Ir paskutiniuosius metus ir auklėtoja buvo auklėjo, tai tiesiog jos pastumėta rinkausi mokytojo kelią ir pasibandžiau šios batus, taip pat atvykusi į mūsų gimnaziją praktikos metu, kuomet reikia atlikti praktiką besimokant pedagogikos ir šiuo atveju anglų kalbos pedagogikos ir iššokusi, sakykime taip, į šios batus aš pajutau, kad jie man visai tinka, nei spaudžia, nei per dideli ir šiandien esu labai to patenkinta. Na, šiais laikais labai daug kalbam apie lyderystę, bet matyt, mes buvom tokios nuo mažų mergaičių, kurios jau tada buvom lyderėmis. Kadangi buvau pirmas vaikas šeimoje, tai iš tiesų ir sesė, ir draugė, ko gero, kad patiko kažką jums rodyti, ką jau pati moku ir mokyti. Ir žinojau nuo 6 metų, kad aš būsiu mokytoja. Tik nežinojau, kokio dalyko būsiu mokytoja. Ir kai jau baigiau vidurinę, tarp kitko baigiau vidurinę su pagyrimu, tai tiesiog galėjau stoti į bet kurį dalyką. Nusprendžiau stoti į informatiką, matematiką. Tikrai specialybė buvo prestižiniai dėl to, kad kaip ir Danguolė sako, 5-6 į vieną vietą ir jeigu visi medaliais 25 grupėje baigė, tai iš tiesų buvo ir mokyti sunku, bet tas kelias taip ir tęsėsi. Tiesiog kaip pirmoji klasiai pasakiau eilėraštuką atėjus, kad mes pradėsim mokslo kelią ilgą, tai taip ir tęsėsi iki dabar.
Kad būsiu mokyta, turbūt žinojau jau pačioje vaikystėje. Iš pradžių mokiniai buvo žaislai, lėlės, meškinai, vėliau ir sesija Dvynė, kuri gaudavo ir namų darbų. Na, o kad būsiu istorijos mokyta, turbūt supratau jau 5 klasėje prasidėjus istorijos pamokom. Kaip dabar atsimenu, pačią pirmąją savo istorijos pamoką, jinai tarsi mane užbūrė. Turbūt esu tas žmogus, kuris ne tik tai mena, kaip mokyklos pavadinimas keitėsi, bet ir kaip jinai pati augo. Tada pirmoji buvo istorijos pamoka dar su kreidos lenta. Ir istorijos mokytoja Marija Labačiauskienė ant lentos rašė istorinės epochas. Ir man taip įdomu buvo, kas tai yra, nepažinta, neatrasta. Ir kaip dabar atsimenu, pats paskutinis mokytos buvo sakinys, kad jau sekančią pamoką leisimės į istorinę kelionę. Kaip aš laukiau tos kelionės, kad tik greičiau. Na ir turbūt 12 klasėje buvo savaime suprantama, kokie tie bus pasirinkimai baigus mokyklą. Tai kad būsiu istorijos mokyta, turbūt jau buvo aišku nuo 5 klasės. Ir mūsų 4. ratas apie tai - privalumas ar trūkumas dirbti mokykloje, kurią baigiai pats. Aš manyčiau, kad tai yra privalumas. Vis viena, jautiesi saugiai ten, kur tu užaugai. Tai viskas tau pažįstama, mokytojai, kolegos pažįstami. Tai tikrai labai smagu sugrįžti ten, kur ir viskas prasidėjo. Taip, aš į savo mokyklą sugrįžau 2002 metais. Iki to laiko dar tikrai ieškojau savęs ir versle, ir kultūros srityje, ir 10 metų skautybės, ir papildomam ugdyme. Ir nutiko taip, kad iš tikrųjų direktorius Alvydas Danys tiesiog pakvietė ir sakė, 2 dienas pagalvok. Ir aš 2 dienas pagalvojau. Ir atėjau nuo rugsėjo 1 į mokyklą, savo mokyklą, kurioje tikrai jau buvo praėję nemažai metų, mokiausi, jinai tikrai buvo pasikeitusi. Ir mokytojų kai kurių jau savo tikrai nesutikau ir neberadau, daug buvo ir naujų. Pirmas tas jausmas tai buvo iš tikrųjų keistas, o čia dabar aš mokytoja, einu tuo koridorium. Ir tokie prisiminimai, kaip mes dar mokiniai būdami tuos koridorius gyvalydavom, mes kaip japonų vaikai, čia viską valėm, tvarkėm patys. Eini dabar ir galvoji, tikrai aš čia mokytoja, reiks su tuo kažkaip susigyventi. Na ir iš tikrųjų tas labai greitai įvyko, nes visi pasitiko tikrai kaip savo, kaip savą. Tikrai jautėsi iš kolegų tiesiog, kad aš kažkada čia mokiausi ir visi klausė, ko tau reikia, tik tu sakyk, mes tau pagelbėsim, padėsim. Tai iš tikrųjų tas jaukumas, ta šiluma ir toks jausmas, kad parėjai namo, tai labai smagu. Sugrįžau į mokyklą jau mokytojo statuse 2000 metais ir tikriausiai atkartosiu Karolinos žodžius ir mintį, kad sugrįžau todėl, kad buvau pakviesta. Direktorius tuometinis Alvydas Danys tiesiog susisiekė su manimi ir sako, Ingutė, pareik. Gerai, pareinu. Iš tikrųjų buvo saugu, viskas žinoma atrodo ir tikrai labai jaučiausi gerai. Iš tiesų buvo dar save įdomu ir smalsu pamatyti ir kitame statuse, jau mokytojo statuse, kai grįžau 2000 metais, dar buvo tikrai pakankamai didelis žmonių kiekis mokytojų, kurie ir mane mokė dirbančių. Tai tiesiog gana sudėtinga buvo pereiti į tą būtent įsigyventi į mokytojo statusą, reikėjo to mokytis, bendrauti su savo mokytojais jau kaip kolegomis. Bet iš tikrųjų tai buvo ir labai įdomu. Atėjau mokytojauti čia 2002 metais, jau buvau dirbanti Rygiškių Jono gimnazijoje, bet turbūt kaip ir jūs abi, tiesiog skambutis, kvietimas, iš tikrųjų labai malonus jausmas, kada tave kviečia, tavęs laukia. Ir taip, matyti Alvydos Danio buvo toks jau pasakymas, gali pagalvoti, bet besėdint pas jį kabinete jau buvo aišku, kad aš čia noriu dirbti. Bet malonus jausmas, iš tikrųjų, jeigu klausėt, koks jausmas būti savo mokykloje mokytoje, tai tik nereikia, aš sakiau,
niekada negrįšiu į Marijampolę, niekada negrįšiu į savo mokyklą. Tai matyt taip ir įvyko, kad aš grįžau į savo mokyklą mokytojauti, radau čia savo mokytojus. Bet mes tada buvom labai jaunas kolektyvas. 2002 metais mes atėjom 7 ir visi jauni. Jau su šiek tiek patirties ir jauni. Tai tiesiog tie vyresnieji mūsų kolegos mus pamokydavo ir mes labai greitai pripratom, čia tapo sava mokykla vėl. Mokytojos karjerą pradėjau ne šioje mokykloje, iš pradžių dirbau Vilkaviškio Aušros gimnazijoje, na, o po metų pakvietė mane dirbti šitoje mokykloje dabartinė direktorė Audronė Vaičiulienė. Pakeičiau savo istorijos mokytoją Mariją Labačiauskinę, būtent mokytoja mane rekomendavo direktorė. Ir dabar, jeigu atsimenu, čia atlikau stebėtojo praktiką. Tai dar stebėtojo praktikos metu mokytoja Marija Labačiauskinė, tarsi pajuokaudama sakė, Greta, palauksiu, kol tu pabaigsi mokslus, tada galėsiu išeiti į pensiją. Tai panašiai taip ir atsitiko. Pradėjus dirbti kaip mokytoja šitoje mokykloje, tikrai buvo gan keistas jausmas, nes daugelis čia dirbančių mokytojų, tai ir buvo mano mokytojai. Tai vien kreiptis į juos jau ne kaip mokytoją, o į kolegą vardu tikrai pareikalavo nemažai pastangų. Tai turbūt tiek. Ir paskutinis 5 ratas – palinkėjimas gimnazijos bendruomenė jubiliejaus proga. Tai mano linkėjimas būtų labai paprastas. Tikrai linkiu sėkmės gimnazijai, linkiu, kad tas jubiliejus ateitų dar ne vienas ir tikrai didelis jubiliejus. Linkiu, kad į gimnaziją grįžtų daugiau buvusių mokinių, kad ir rinktųsi mokytojo profesiją. Galbūt istorijos, galbūt matematikos, galbūt geografijos ar anglų kalbos. Nesvarbu. Svarbu, kad mokytojo profesiją tęstume. Taip, Karolina irgi nori pritarti ir prisiminti, kad ir mūsų šūkis sėkmės mokykla. Na, o kad būti ta sėkmės mokykla, tai turbūt labai svarbu, kad pas mus ateitų kūrybingi, smalsūs mokiniai. Labai svarbu, kad į šią mokyklą ateitų mokytojai, kurie tikrai labai myli savo darbą ir tikrai kiekvienas mes turbūt suprantam, kad tai nėra amatas, tai yra gyvenimo būdas, tai yra pašaukimas. Kitaip čia mes turbūt negalėtume išbūti ilgiau negu 1 metus. Na ir žinoma, norėtųsi palinkėti, kad ir mokinių tėvai tikrai mumis tikėtų, mumis pasitikėtų ir bendradarbiautų. Ir manau, kad tikrai ta sėkmės mokykla bus ir dar 50 metų. Taip pat palinkėsiu, kad būtume, mes visi, kolektyvas ir mūsų gimnazija, būtume ir išliktume visada sėkmės mokykla, kad kiekvienas atrastų savą sėkmę pas mus atėjęs. Linkiu taip pat, kad rinktųsi kūrybingi, motyvuoti, norintys judėti į priekį vaikai, kad jie norėtų siekti kiekvienas tą savo pasiekti sėkmės kartelę. Visai gimnazijos bendruomeniai, tiek mokytojams, tiek tėveliams, tiek vaikams. Na, būti vieningiems, kūrybingiems, nebijoti iššūkių, nes iššūkiai priverčia tobulėti. Pirmiausia, turbūt kūrybiškų, smalsių ir žingeidžių vaikų. Na, o visiems mums nenustoti toliau žengti tuo keliu, kurį mes žengiame kasdieną, įveikti visus iškilusius sunkumus, nepritrūkti kūrybiškumo, pozityvumo ir visada matyti prieš save tikslą. Tai labai dėkojame Jums už Jūsų skirtą laiką, Jūsų nuoširdumą bei atvirumą.